Yra tokia Gabrielė. Dėk ragelį. Nu? Ji intensyviai ieškosi, žodžiu, draugo. Ir sako, šiandien užmačiau turbūt kokį jau 5 jos pranešimą, kur ji ieško vaikino. Vakar važiavusio 49 autobusu ir nusišypsojusi jau, kai ji išlipo Karoliniškių stotelėje. Ji važiavo nuo Bukčių link Karoliniškių. Laiškelėje ji minėjo, kad vaikiną prajuokino jos išskleistas skėtis, kurio ji vos nesužydė žmonių. Gabrielė yra 18. Jeigu romantika. Reikėtų, kad paskambintų tas vaikinas. Čia jau draugė tikriausiai registruoja 100%. Nu, sakė vardo neminėti. Tai, nes tokias smulkmenas, tai tik tai, žinai, kaip tas. Nu ir kaip praėjo pasimatymas, ir jis žino, kad važiavo su tokiu švariu automobiliu ir kvepėjo tais mano mylimiausiais kvepalais ir ten ta ir istorija tęsiasi. Ir bičiai kalbas, nu, tai kaip vakar, buvo, maladėts. Gavai? Gavau. Zeba. Alio. Alio. Taip, klausau. Labas. Labas. Ar čia Gabrielė? Gabriela, taip. Gabriela. Labas. Taip. Labas. Su kuo kalbu? Su vaikinu. Malonu. Taip, kuo galiu padėti? Tiesiog čia dabar tu man taip iš karto puolė ant manęs. Iš tikrųjų, mes matėmės. Mes matėmės. Kaip čia pasakyti? Man atrodo, kad tu ta pati mergina, kurioje važiavai autobusu? Kokiu autobusu, kada, nes važinėjau autobusais. Kem 9. Taip. Jo, ir skėtė ten taip skleidėjai. Kad tu, čia rimtai tu? Jo. Tu juokauji? Ne, man kažkaip draugai, žinai, rodė per kelis ten. Praėjo. Tai čia tu juokeisi. Tu rimtai tada sėdėjai ir... Tu juokauji. Man labai prajuokino, žinok, iš tikrųjų ta situacija. Tokia ir man įstrigo. Nu, įstrigo ne dėl to, kad skėtis. Šiaip tu faina. Ačiū. Nu, žinai, kaip mes ir nelabai pažinti, bet, o Dieve, negaliu patikėti. Žiauriai nustebino, iš jų žiauriai juokinga. Bet buvau žinėjau. Šiaip man tai ten netyčia išėjo, bet... Jo, ir žinai, ir tu taip išėjai, ir ten, žinai, taip viskas baigs, bliama, galvo, ką čia, nu, ta prasme, reikėjo gal kokią iniciatyvą parodyti, žinai. Nieko, tu nusišypsoji bent. Nes jau labai smagu, bent, žinai, kad... O aš galvoju, kad iš viso šitą net kreipė dėmesį. Ne, šiaip aš tave atkreipiu dėmesį ir šiek tave mačiau. Bet buvau supažįstama ir galvojau gal, kad piktas. Nes apskritai žmonės tokie atrodo man iš dalies kai kurie pasyvus, nes, žodžiu, palauk, ai gerai. Tai tiesiog įsijungia man, atrodo, ten žinutė, aš galvoju, kad padėjo ragelį. Nepadėjo ragelį. Aš taip, žinai, man draugai užrodė tą visą reikalą, kad tu čia atsiliepi ir man taip net faina pasidarė, iš tikrųjų. O tai kaip jie sužinojo, kad ten tai, jeigu jie nebuvo, ar ten tavo draugas, ar tas senukas ten tavo draugas buvo? Tas, kur ten buvo, sakiau, neišdūriu? Ne, man draugas. Klausyk, čia taip keistai, čia mes susipažinom. Kažkaip labai įdomiai ir dar skambučiu, nu, turimiai geras. Jo. Aš nesitikėjau, aš tokia, šiaip galvoju, papūsinsiu dėl viso ko galvoju, nes galvoju, kad vėliau nusišypsojai ir nusijuokiai. Ir galvoju, labai įdomu ir tiesiog, ir Dieve. O tu man labai patikai. Ačiū, tu man taip pat, bet, žinai, Vilnius didelis, aš tuo pačiu mažas, bet... Nu, matai, kiek čia... Buvo mažai tikimybės. Bet taip greitai čia viskas susigaudėm. Labai greitai. O tu neturi draugo? Ne, neturiu. Okay. Deja, bet ne. Aha, o tu? Ne. Nu, o kaip, tai... kaip, nu... Ne, turbūt. Jo. Turbūt. Nu, žinai,
draugų visuomet yra, draugių. Dažnai nieko rimto, aš kaip supratau. Tavo draugas Laurinas? Aha. Nes jo, dabar aš ką tik grįžus namo, darau įsijungus ir jis ką tik komentavo. Ką jis ten parašė? Ta buvo pasakyti, man atrodo daug ženklų tiesiog numetė. Pratau. O tai kaip sužinojo apie tą skėtį, ar tiesiog, kad tu buvai autobuse? Aš matai irgi, žinok, realiai pasipasakoju hebrai savo, tipo, kažkaip. Ir kažkaip, vienas ar kažkas užmatė gal. Ir suvedė, kad istorijos tokios pats, žinai. Jo, jis parašė, suprasi, kodėl juokiuosi. Suprasi, sakai. Aš manau, kad greitai irgi suprasi. Atsiprašau, kad aš labai juokiuosi. Tai negaliu. Viskas gerai, Gabriela, viskas gerai. Tai, o tiesa, kuo tu vardu? O tai tu nežinojai mano vardą? Pagal veidą, koks man vardas tiktų? Labai gražus ir stebuklingas. Paslaptingas. Paslaptingas. Aš neįsivaizduoju, nes tiesą pasakius viskas labai taip greitai vyko, kad aš visiškai pasimečiau, nes aš labai tą dieną tokia išsiblaškius. Ir apskritai aš tokia ganėtinai linksma su nuotykiais. Man ta diena buvo kažkokia keista, labai ypatingai keista. Bet labai maloni. Tai šis vakaras irgi malonus, turbūt. Labai. Tuoj suprasi. Kalėdas, matyt, stebuklai vyksta, ar ne? Tikras stebuklas, matai, susitikom. Ta prasme, kad aš tau paskambinu. Jo, bet tu dar turėjai mano numerį gauti iš kažkur. Nu va, čia buvo jau kitas etapas. Klausyk. Ir dar Kestas, kažkoks Kestas. Ką ten rašo? Vienas suprasi, kodėl juokiuosi, daug ženklų, ir kitas tuoj. Tuoj? O gal jie gali gal jie gali patys pasakyti? Ir tau numerį davė Laurinas. Ir iš kur jisai turi mano numerį? Laurinas, aš nežinau, man atrodo, kad žinok, yra bendrų pažįstamų, iš tikrųjų. Geras. Jo. Klausyk, Gabriela. Tai gal reikėtų pasimatyti? Nežinau. Gal vėl netyčia važiuojam autobusu? Nežinau, nes dabar labai truputėlį užsiėmusi. Tai dabar manęs net nebus. O kur tu dabar būsi? Išvažiavusi. Toli išvažiuosi? Ne visai, bet tolokai. Ne, tai kiek laiko tavęs nebus? Ta prasme, šiaip keletą dienų, tiesiog aš dabar dirbu užsiėmus projektų. Supratau. Tai todėl aš dabar kol kas neturiu laiko. Tai teks pakentėti, ne tada man? Tikriausiai teks, bet nieko tokio. Nieko tokio. Gal tada vėl netyčia susimatysim. Nu ką ten rašo jau? Dabar nežinau, ką rašo. Kad kai nežinai, tai skaityti mokygi. Tai reikia pasižiūrėti. Pasižiūrėjau. Nu. Smagu būt patrolinta. Ką tai reiškia? Taip, lyg nesupras. Labas, Gabriela, radistai. Labas, skambina radijas Rizip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Kaip jautiesi? Žiauriai fainai, dabar. Mes juokaujam, Gabriela. Iš tikrųjų, tikimės, gal, žinok, šitą istoriją, kurią taip supasakam, gal tas vaikinas išgirs ir tikrai kreipsis į tave, žinok. Ne, dabar viskas taip, bet jūs tai faina, taip atsigerai, negaliu, man dar net linksmiau. Rimtai? Žodžiu, žiauriai pagerės nuotaikai. Jo, ta prasme. O tas vaikinas, jis tau tikrai buvo fainas, gražus, kuo jis tau užstrigo, pavyzdžiui, ta situacija? Labai gražiai šypsena. A ne? Kiek jie metų galėtų būti? O Dieve, nežinau, kokių 20, 21, nežinau. Stiliovas buvo, ar ne?
Nu, toks jo, bet buvo labai juokingas įvykis, nu, ta prasme, rimtai, bet jis labai gerai vaidina, nu, šiaip super, blema, bukurėliai. Žiūrė, tai gerai. Tai nesupyk, kad čia tave sutrukdėm ir apgavom. Aš pati iš kitų žmonių mėgstu, nu, ta prasme, tai pajokauti, pagažinti, tai man pačiai ir, nu, ta prasme, man tai žiūri fainai. Aš šiaip net norėjau būti kažkada patroninta, pazipinta. Gerai, tai pazipinam tave. Žiūri, fainai. Džiaugiasi. Kas užsakė? Žinok, aš turiu tą laišką, bet liepia nesakyti. Bet žinok, man atrodo, žinau, nes tai yra mano kaimynas. Žinok, gali būti, kad mergina, nes aprašė, žinok, viską labai bobiškai, labai smulkiai. Jo, žinok. Tai jeigu turi kažką draugą, kuriai pasakoja viską su smulkmenom, žinok, kad tai jinai. Bet niekas, nebent kokia geriausia draugė, nors jį pabijoja, bet aš įsivaizduoju, kad jie... Žinok, nebijok. Kartais ir draugai tau atsuka nugarą. Tai jo, tai žinai, tik tai priešus arčiau savęs reikia laikyti. Žinai, kaip tipo draugai galiausiai yra tokie. O ko tavo geriausia draugė vardu? Aš noriu suvesti, žinai, aš nieko nesakysiu, tu iš manęs... Ne, Emilija. Tiksliau, apie kurią tu draugė kalbė. Tai du draugių. Bet man atrodo, žinok, čia mano kaimynas. Kaimynas. O tai ką tu kaimynui, tai pasakai viską? Parašė ne aš. Nu, bravo, aš žiūri fainai. Bet matai, visi online, tavo Facebooką sako, tuoj, pereis. Ir tu nesupranti, kas... Bet iš tikrųjų, parašė jie. O kas tą išdavė, kad tu supratai, kad esi patrolinta? Kas parašė ten? Laurinas tas? Ką žinau, visi daug kas čia rašo. Facebook'e rašo, ne? Jo, žmonių net nepažįstu realiai. Supratau, tai kokia... tu pavardės dabar negali sakyti, nes dar daugiau parašys tau. Šiaip įdomu būtų pažiūrėti. Bet kokia atveju... Aš kam nors atsikeršysiu. Gerai. Aš jums parašysiu laiškelį, gerai? Gerai, parašyk mums laiškelį. Davai, gerai, sėkmės, vakarėlį. Ačiū tau. Iki. Kokia smagi mergaitė, ne? Tokia jokauja. Meilės istorija su bliuško ir prezervatyvas. Kaip 8-mečio prezervatyvas.